Išmokyk neskubėt, gyvenimą mylėt, baimę paskandint, mintys subrandint, sakiniai lentoj, žiburiai tamsoj, atversta knyga ir širdis šalia. Mielas mokytojas, mėly mokytojai, visi, kurie ugdote jaunimą, vaikus, suaugusius žmones. Sveikinu su švente, nuvilnijančia gražiausiais padėkos žodžiais. Mokytojai, ugdytojai, kiekvieno gyvenime yra vieni iš svarbiausių žmonių. Kartais tai suprantame tik žymiai vėliau ir grįžtame padėkoti po daugelio metų už patarimus, pamokas, padrąsinimus, atradimus. Jūs suteikiate ne tik žinių, bet ir dalijatės išmintimi, įkvėpėte pasitikėti savimi. Esu nuoširdžiai dėkinga kiekvienam iš jūsų už atsidavimą ir kantrų darbą, už energiją. To labai reikia kasdieninėme darbe, reikalaujančiame daug šilumos, dėmesio ir bendravimo. Iš savo kaip mokytojos patirties puikiai žinau, kad ši profesija nesutelpa į darbo valandų rėmus. Pamokos tęsiasi ir už klasės durų, taisant darbus, ieškant naujų idėjų, rūpinantis, kad kiekvienas vaikas būtų išgirstas ir pastebėtas. Man niekad nekilo klausimas, ar mokytojo profesija prestižinė. Ji net negali būti kitokia. Be šios profesijos neegzistuos jokia visuomenė. Tik mokytojai gali suteikti augančiam žmogui patikimą ir tvarų žinių, vertybių, ateities pasirinkimų kraitį. Tikėkite ir didžiuokite savo profesiją, jos išskirtinumu auginti kitų gyvenimus, palydėti naujais takais. Jūs žinote, kokią galią turite. Ačiū Jums, mokytojas ir mokytojai, už Jūsų darbą ir už širdį, kurią įdedate kiekvieną dieną. Su Jūsų švente, Tarptautinė mokytojų diena. Mėly mokytojai, šiandien kviečiame Jūs ne tik pailsėti, bet ir prisiminti save jaunus, smalsius, sėdinčius mokyklos suole. Juk kiekvienas mokytojas kadaise buvo mokiniai. Kiekvienoje mokykloje yra vietų, kuriuose gyvena prisiminimai. Mūsų mokykloje tokia vieta taip pat yra, tarp užmirštų daiktų, dulkių, slėpėsi istorijos, kurios primena, nuo ko viskas prasidėjo. Šiandien mes kviečiame Jūs atsipalaiduoti, pasimėgauti kelionę laiku ir pažiūrėti trumpą mokinių sukurtą etiudą mokyklos palėpėje. Blin, tamsu, nieko nematau. O Jėzų, kiek ratikiau. Man senelis, žinok, sakė, kad šitoj palėpim galim rasti visokių senienų, gal net lobių. Nežinau, man tai čia nepatinka. Gal geriau vienu, mokytojai nepasigado. Velė! Kur? Nebijok, negyvok. Jau biologijos mokytojai nuneš. Pala. Vyrai, o kas čia? Atidaryk. Nelies, dar išos kas nors. Jeigu kažkas iššoks įvarytas, sakys, ko neponto. Atrodo kaip lobis. Atidarom? Jėzų, kokia sena. Pala, čia kažkokios nuotraukos. Bet čia ne šiaip nuotraukos. Pažiūrėk šitą veidą. Pala, čia ne mūsų mokytojai? Tikrai, pasirodo, mūsų mokytojai irgi buvo kažkada mokiniai. Tokie pat kaip ir mes. Šita dėžė, kaip langas į praeitį, ji primena, kad kadaise mūsų mokytojai irgi buvo mokiniai, bei mokinosi mokyklos suole. Tai gal pažiūrim, ar mokytojas pažint save šiuose nuotraukose. Pažaiskime žaidimą Atspėk mokytoją. Parodysime Jums keletą nuotraukų, o Jūs turite atspėti, kurį mokytoją jį vaizduoja jaunystėje. Pradėkime. Aš girdėjau teisingą atsakymą.
Su mokytoju diena. Pirmiausia, kas ateina į galvą, turbūt. Netikra ta diena, tai man kažkaip ne tas jausmas ir ne ta visą šiandien šaltinių, kas čia, šypsenų diena ir visokių kitokių diena, tik ne mokytojų. Viena, kas man reiškia tą spalio 5, kas užstrigo, kad ne kažkokio, ne pedagogo, ne vėl, bet užrašyta mokytojo diena. Mokytojai. Tai, kaip sakant, akcentas padėtas mokytojo diena. Ačiū, kad jūs esat, ačiū, kad jūs mokytojai. Nes mes matom, kad šiandieną niekas beveik mokytojais nebenori ir būti. Tai ačiū, kad ėmėtės šito darbo, o jis turbūt mes visi suprantam reikalingas. Ačiū Jums už tą įdėtą širdį, už tą įdėtą jausmą, už tą įdėtą į tos mūsų mokinius, už tas įdėtas žinias perduotas, už tą jų nukreipimą į teisingą kelią. Išmokei neskubėt, gyvenimą mylėt.